Tęsėme mūsų reportažą iš Europos imtynių čempionato. Moterų kovos ir dabar ant kilimo 59 kg svorio kategorijoje kita šiaulietė, taip pat 18-metė Indrė Bubelytė, o jos varžovė vokietė Alina Foken. Beje, Indrė pateko iš karto į aštuntfinalį, pirmame rate ji neturėjo varžovės ir dabar kovoja su vokietė. Ką jūs galėtume, treneri, pasakyti apie šią sportininkę? Indrė viena iš šiuo metu perspektyviausių ir gal net galėčiau pasakyti geriausių turbūt moterų imtynių atstovių. Šiai dienai turinti didžiausią bagažą tarptautinių turnyrų ir galbūt labiausiai ir atsakingiausiai vykdanti visus nurodymus trenerio. Tuo pačiu galiu pagirti, kad ir mokykloje, kurioje mokosi Vijolių, yra geriausia mokinė. Tai labai džiugu, kad gali suderinti sportą su mokslais. Su šitą vokietę jie jau buvo susitikusi dviejose turnyruose ir jie nusileido tuose turnyruose jai. Mes jau pažįstam šitą vokietę. Pastatėm tam tikrą kovą su ją, kad jinai nelystų žemam parterį su ją, bet jin vis tiek veliasi, kaip matot, nes vokietė specialiai provokuoja į žemą parterį imtyniauti, nes iš tikrųjų, kaip matot, pas vokietę fenomenalios galūnės, tiek kojos, tiek rankos, tai imtynėse iš tikrųjų labai sunku prieiti tiek prie kojų, tiek prie pačios jos, kad atlikti veiksmą. Dėl to vokiečiai ir atvežė į suaugusių čempionatą, palyginus dar jauną sportininkę, bet... Jai 17 metų dar tik. Tikrai mato didžiulės galimybės. Jinai irgi labai perspektyvi Vokietijai, kaip sakau, ir ne vienam jau turnyre suaugusių dalyvavo. Na ir Indrė šiek tiek, matome, kad iš tikrųjų kovoja kaip lygus su lygiais ir tų taškų varžovė negauna daug, nes pirmajame kėlinuke matėme, ar mes praleidome vieną tašką, man atrodo. Indrė šį kartą bandė užkabinti, padaryti metimą per dubenį, labai nedaug trūko iš tikrųjų. Vokietė pasinaudojo savo struktūrą ir irgi iškovoja taško ir parterį nebetlieka nieko, nes nenori rizikuoti. Nes Indrė iš tikrųjų irgi jautri ir gali bet kada pagauti kurią akimirką. Ar nėra tokios grėsmės? Dabar tos merginos, jūsų auklėtinės, yra 18-metės. Jos mokosi 12 klasėje Šiaulių vidurinėje mokykloje ir žada mokytis toliau. Prieš tai Deimantė žadėjo lyg studijuoti teisę, o Indrė taip pat. Tai ar jos iš jūsų neišeis? Jūs dabar Šiauliuose, jos kažkur įstos į Vilnių, Kaune, ar nepradings, taip sakant, perspektyvios, kaip jūs sakė, sportininkės? Iš tikrųjų daug yra kalbėta su jomis, bet kaip aš ir joms sakiau, kad išliks tik tais geriausia ir perspektyviausia. Tai viskas iš tikrųjų piramidės principų ir ateina, yra panelių ir daugiau, kurios nori sportuoti, nori treniruotis. Ir manau, kad aišku, yra galimybė, kad jos gali, bet bandom jas ta prasme, visaip sudominti, kad jos liktų ir sportuotų. Bet jeigu liks Šiauliuose, tai jos ir toliau sportuos ir sieks, aš galvoju. Nes planai pas mus vis dėlto nemaži ir kas liečia Indrę, tai kiek žinau, ji tai savo karjerą tik pradeda, tai jos požiūrė. O gyvenimas parodys, aišku. Tokia pabaiga, tas 2-1 iš tikrųjų skaudus rezultatas ir tikrai galėjom turėti pergalę. Pirmas kėlinukas pralaimėtas 0-1, antras tik 1-2. Tikrai išslydo, ką padarysim? Tikriausiai jos dar laukia didelė ateitis. O dabar pokalbis truputį kita tema. Teisėjavimas ir taisyklės. Žinome, kad imtynėse labai daug buvo pakeista taisyklių ir tai buvo padaryta tam, kad